Laukia labai rimtas varžovas, tikrai turi daug talento, daug patyrusių žaidėjų kiekvienoje pozicijoje, taip kad turim būti maksimaliai pasiruošę ir žinot, ką turim daryti aikštelėje. Pirmąjį tarpusavio mačą namuose pralaimėjome 11 taškų skirtumų. Kokias pamokas būtent galima pasiimti iš tų rungtynių? Sakau, kad kažkaip atrodė, kad labiau parašiau žaidimų, peržiūrėjau rungtynės, tikrai nebuvo labai iš tos pusės. Turim vėlgi fiziškumas, pradėjom šiek tiek gerai, Arnas pataikė ir visą laiką mūsų čia ta tokia bėda, kad mes truputį papirmaujame, pradedam daugiau galvoti apie puolimą, ne apie gynybą, bet manau dabar šiek tiek jau su tais dalykais geriau einame, taip kad norisi tą gynybą 40 minučių visą laiką išlaikyti ir nepradėti žaisti po vieną, kai dar yra daug laiko ir kažkas nors nesiseka. Su Milano klubu žaidėte spalio mėnesį, kai jiems dar vadovavo Torre Messina. Kaip būtent Milano klubo žaidimas pasikeitė prie Giuseppe Poetos? Tai kiekvieną kartą, kaip pradžioj, kai pasikeitė, jis iš karto buvo impulsas komandai, taip laisviau pradėjo žaisti. Dabar daugiau mažiau vis tiek jisai buvo ir asistentas, tai tas braižas panašus išlikęs. Vėl patyrę žaidėjai žino, kaip žaidžia, gerai skaito situacijas, taip kad negaliu pasakyti, kad labai smarkiai pasikeitė. Milanas į kovą prie Žalgirio stos po 29 taškų skirtumų pralaimėtų rungtynių Madride. Jeigu pavyko šiek tiek pažiūrėti šias rungtynes, kas būtent Milano klubui jūsų nuomonė nesusiklostė vakar? Taip pavyko. Visų pirma, kad Madridas tikrai dabar gerai atrodo. Man atrodo, šiuo metu demonstruoja vieną geriausių krepšinių. Ginasi gerai ir puolime visi žaidėjai žino savo rolės. Tai stiprus varžovas buvo. Daug susikeitimų gynybos, bet Tavareso žaidė ir Milanas sunkiau buvo jam užpulti, o su Tavaresu ta pasyvia gynyba irgi nėra lengva prieš juos užpulti. O puolime tikrai gerai pataikė Madridas.